Mes jau visi esam prisigėrę tiek daug tų frazių, kad viskas yra tavyje, visi atsakymai tavyje, laimė yra tavyje. Ir žmonės jau sako, jau koktu kartais net ir klausytis to pačio per tą patį, nes tos skambios frazės, jos dažnai netgi tapo tokiu užsidengimu nuo problemų, čia va viskas praeis, viskas laikina. Ir iš tikrųjų aš ką pati matau su žmonėmis dirbdama, kad žmonės pasidarė tinginiai. Aš sakau, bevaliai tinginiai ir tikrai nepagailiu kritikuojančių žodžių, nes kad tos frazės nebūtų tik frazės, kad nebūtų tas skambesys tik skambesys, kuris nuaidi ir viskas. Mes iš tikrųjų turim darytis praktikas, o ne tik šnekėti apie praktikas ar dienoraštį parašyti kartą į mėnesį. Reikalinga meditacija. Visi žino jos naudą, ten mokslininkai įrodė milijonus tūkstančius kartų ir vis tiek mes nepasidarom tų praktikų. Tai pradėkit daryti, paprasčiausiai pradėkit daryti, neieškokit ten tinkamų batelių bėgiojimui, o pradėkit daryti. Ir galit pradėti nuo paprasčiausios technikos, bet tokia labai faina, labai gera, labai veiksminga technika, tai yra laimės linkėjimas. Atsisėdat, užsimerkėt, pamatot žmonės, kam norit laimės palinkėti, galbūt mylimiems, brangiems žmonėms, galbūt tiems, su kuriais susipykot, galbūt visiems pasaulio žmonėms, galbūt net nežinau, gyvūnams pasaulio, jie irgi patiria iššūkių, ar tiesiog kitoms šalims, kur vyksta karas, visur yra problemų. Ir linkit laimės. Ir kiekvieną dieną pasidarykit tokią meditaciją, jūs pamatysit, tikrai pradės kažkas tai keistis į gerą pusę jūsų gyvenime. Tai va, tai nebūkit tie šnekėtojai, tie kalbėtojai, tie su saldžiais liežuviais apie gyvenimo grožį ir prasmę, bet realiai prisėskite tas praktikas, nes kitaip bus bėda.